Mažoji Lietuva. Jei braidytume akimis po šį savitą, evangelikų kultūros paliestą kraštą, akis užkliūtų už nedidelių medžių sankaupų, šiek tiek pakylėtų kalnelių, iš paukščio skrydžio atrodančių, kaip pavieniai ar nuo miško atitrūkę kupstai. Tai vietos žmonių kapinaitės, kokias turėjo kiekvienas, net ir kelias trobas teturintis kaimas. Šiandien jos po truputį išeina, nyksta. Kryžiai, paliesti laiko, nebesutinka ašarotų akių. Jie guli miške, užsikloja rudenio lapais, žemės sluoksniu, kai kurie paremti į medį, pagerbti užsukusio praeivio. Ne visos jos žinomos vietos žmonių. Į kai kurias netyčia užklysta grybautojas ar metalo grobio ieškotojas. Gaila, užmirštos kapinaitės net sąvartynais verčiamos. Iš tradicijos, kaip savo šaknų veidrodžio atspindį, likusiasias numyluoja Šešioniškiai, paskutinieji. Gyveni ton kampą, ant 2 aukštų namų. Tai buvo 3 namai, 3-4 namai tenai. 70 metų gyvenau. Na, koks ąžuolis dar stovi didelis. Čia Jelena, čia Hilda ir Erika. Čia mamos sesers vaikas. Čia proseneliai anų tėvai. Čia buvo 2 iš pasaulinau. Seniai išmiru, tai jauniems nerūpi. Čia matai, viskas jau pradėjo apželti, krūmyną tokį. Tas nebuvom, buvo loidas, ko iškirsti. Rada kori kryžių vietą. Kožans kaims turėjom su savo kapus. Na,
Dabar, nu kaip dabar, vieni kapos išliutai visur, tas man daug čia pas mus baut. Kožin kaims savu kapos turim. Nu, taip vilko mėdus kapai vēl. Bet ten, tā kā un neplēsta, un atlai buni. Vyras ir sūnus gali. Sander. 1870. 1880. Na. 1820, 1880. Bara. Nein, das ist mein Deutscher Mann. Dacht nur, dass ich ihm das will. Mir ist gut. Mir ist gut. Sander. Man jau kā tī pats, kā tas. Kā pībiri lapu, bo visko nešvalios įvedi, kā pībirti lapai. Na. Kad aš dirba, nieks neskaudė. Visas sveikas. Kapšaid, man Dievas mums padeda. Taigi, kaip mes jau matėm,
viena tauta, dvi skirtingos kultūros. Mažojoje Lietuvoje jau nuo XIX amžiaus vidurio čia buvo metalo bumas. Tai buvo kapinis, interjerai, eksterjeras, viskas buvo iš kalto metalo. Na, ypatingai buvo mėgstamas kaltas metalas Klaipėdoje, nes po didžiojo gaisro atsistatė miestas modern jugend stilium ir labai daug buvo dekoratyvinių, architektūrinių detalių gaminama. Taip pat buvo čia apipavydalinami ir apipavydalinamos kapinės. Pagrindiniai kryžiai, tvorelis, kapai, viskas buvo apiforminama nuo XIX amžiaus vidurio metalu. Taigi, kadangi Vokietijoje, čia tas kraštas priklausė Vokietijoje tai jau buvo labai aukštos technologijos ir visos detalės buvo gaminamos serijinių būdų gamyklose. Kalviui arba tam meistrui beliko tik tai daryti kompozicijas iš esamų detalių. Tas kraštas vienas tragiškiausių Lietuvoje, čia trečias iki prarandami vietiniai gyventojai. Po 18 amžiaus maro, kada išmirė 2/3 vietinių gyventojų, į jų vietą atsikėlė austrų vokiečiai į Zalcburgą. Na ir čia galutinai jau įsitvirtina evangelikų liuteronų tikėjimas. Na ir jų tas kultūrinis palikimas šiandien labai stipriai skiriasi nuo didžiosios Lietuvos kultūrinio palikimo. Tai yra, jeigu kalbėsim apie kryžius, tai kaip matot, visi čia kryžiai turi savitą mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų braižą. Tuo tarpu didžiojoje Lietuvoje mes matom kalvių braižą. Tai yra kiekvienas kalvis pagal savo sugebėjimą ir išmonę darė tą, ką jam pasakė pasąmonė. Na, o mažosios Lietuvos darbai, tai kaip matot, meistras tik buvo, kuris komponavo iš esamų detalių įvairiausias detalės, ar tai buvo architektūrinis, ar tai buvo kapinių, ar tai buvo interjeras ar eksterjeras, nes Klaipėdoje prieš karą dar dirbo 4 meninės kalvis, na, bet čia buvo tvarka, drausmė kaip bažnyčioj. Mažojoje Lietuvoje žodžio atsiprašau nebuvo, pasakei, padarei, viskas. Čia garbės reikalas buvo svarbesnis už gyvenimą. Ir šiandien mes matom ant visų darbų yra meistrų pavardės. Na ir čia dar yra toks blogas samprata, visi skaito, čia vokiškos kapinės. Na, eikit pažiūrėkit, čia užrašai tai ir prūsų lietuvių pavardės, ten to vokiečių vienas kitas. Na, o visi jos skaito, kad čia yra vokiškas palikimas. Ne, čia yra prūsų lietuvių ir mes privalom pasirūpinti šitų žmonių kultūrinių palikimų, nes jie baisiausiai buvo skriaudžiami tiek iš vokiečių pusės, tiek iš lietuvių, tiek iš rusų pusės. Ir jie šiandien tai yra viena mūsų genčių po šito karo, kurie išnyko. Mes kaip prūsų lietuvių tokios nebeturim genties ir vienetai tik išlikę. Na, bet jų kultūrinis palikimas tai yra nuostabus mažoje Lietuvoje. Apsilankykit jų kapinaitės ir pamatysit, kokie čia buvo tvarkingi, kultūringi vietiniai gyventojai. Askvaimenen tono prūsan, stan vuran prūsan tauta. Askvaimenen ton amzen, menen ton nusan braten. Tvaiskermensas auliauvuns en vangiskan. Skleid gyva daberdusi, skleid gyva noseilis. Druveimai mes ainavars, to en gimsna nepagalvots. Et kums tvoja biliajau tebe išliuzi. Tu simtans metans maigus tai nuetskivus.
Bemeset cum svidai mai uran prusan. Stast prabutska tauta, prabutska prusanusa. Prusan devai, stai debai prusan devai. Vakiai jūs ant svarins, vakiai jūs ant skvaitans. Daitinu man stan spartins, daitinu man stan svarins. Spartinait nusanam zene, spartinait nusanam zene. Yes.